Sveiki, Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija Kuku. Mes draugė su Vilniaus elementoriumi turime pasirodymą Gido pasakojimas. Elementorius pradeda, jie pasakos pirmieji apie Vilnių, apie karalių Gediminą. O mes kaip ekskursiją pataikoma ten, juos žiūrime ir paskui apsikeičiame vietom. Aš kažkiek repeticijos metu, čia vadinkim ją filmuojama repeticija, truputį pakomentuosiu, gal padrasinsiu vaikus, nes vaikų buvo sirgimas 2 etapais ir plus aš išvažiavus, bet mes sumanimą savo parodysim. Čia aišku repetuojame dabar ir rodome scenoje, o lauke skvere. Tai daiktai vaidinimo bus paslėpti už kupstų, nes mes su elementorium pasirinkom patį būtent Sirvydo skverą, apie kurį ir mūsų ekskursijos vadovė dabar Gidė pasakoja. Ačiū ir bandom judėti. Čia tiesiog tokie rėmai, kuriame dar mes vystysimės. Sėkmės, vaikai! Vaikai, einam! Greičiau! Einam! Vaikai! Einam! Greičiau! Einam, vaikai! Vaikai! Čia matome Konstantino Sirvydo skverą. Konstantinas Sirvydas – teologas, filosofas, rašytojas, kalbininkas, pamokslininkas, pirmojo lietuvių kalbos žodyno. Vaikai, tylos! Ir pirmosios Lietuvos didžioji kunigaikštystėje išleistos originalios lietuviškos knygos autorius. Vaikai, tyliau! Vaikai! Šiandien šiame skvere vyksta šimtmetį mininčios Lietuvos dainų šventės teatro dienos vaidinimai. Vaikai! Vaikai! Pažiūrim! Taip, čia tuo metu vaidina elementorius savo, juos žiūri, susidomėję, aišku, visaip žiūrėsit, kaip jums seksis, taip žiūrėsit, galbūt ledus valgysim, gal kokius čiulpinukus dar čiulpsim, kaip ekskursijoje viskas priklauso, patobulinsime, čia dar pajudėsim, vaikam reikia motyvacijos ekskursijoje, ledų, čiulpinukų, pabaigė elementorius vaidinti ir labai norit vaidinti ir jūs, Ne tik ekskursuot, bet ir vaidint norit. Padedam virvę labiau prie krašto pristumėm. Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija Kuku! Ir aišku, šitas lėktuvas bus kažkur patogiau skvere padėtas, negu į sceną įskrista. Skrendam linksmai. Variklis sukasi. Motoras. Linksmiau. Senieji Vilniaus stogai. La. Dėmesio, prisisekite saugos diržus. Tuojau skrisime pro žaliąjį tiltą, kartosime kairio skrydį. Ir čia gali drąsiai sakyti, žaliasis tiltas! Žaliasis tiltas! Pačiamėjimas! Dar! Taip, vyrai šauna nealkoholinį šampaną šiuo metu. Ir skrendam toliau. Matote Skapiškio lygumas. Skrisime į Skapiškį, prisisekite saugos diržus. Leisimės į Skapiškį, Leisimės. Kaip? Kai ant
dar pasimokysim be muzikos dainuoti, aišku, bet išmoksim tikrai. Alkakalniais vadinamos kalvos, susijusios su mitologija, kulto apeigomis, su tam tikromis dievybėmis. Kupiškio rajone yra 2 alkakalniai. Tai Žasinyčių kalnas, vadinamas Dijokalniu, ir Gaigalių kaime Gaidžiokalnis. Taip pat kalnai susijęs su pasakojimais ir padavimais. Tai Aukštaičių kaimo Ožiokalnis ir Pajuodupės Žirgokalnis. Ant Gaidžiokalnio ir ant Piliakalnio senybai būktai dėginė aukas. Ant Gaidžiokalnio nakties laike žmonės girdadami gaidį giedant. Kakarakų! Arba daug gaidžių giedant. Kalnai ant kalnų, ant tų kalnų, kalnai ir maži kalneliai, tenai Lietuva per amžius buvo, kaip sako mūsų senoliai, kaip sako mūsų senoliai. Žmonės pasakoja, kad labai senai už šito kalno buvęs karas. Karų laimėjusi iš 6 arklių, 6 arklių, vežė skrynių pinigų. Vėliau šitų skrynių kolnių užkosi. Ir gana kas ten, nes kadangi trumpai ištraukėlė, tai va, trumpai viską drutai. Vėliau ant to kolno ėmės naktim pasirodė žirgas ir lakstydamas žvingė. Arba rasim gyvą muzikantuką, pasiskolinsim iš elementoriaus, arba leisim per bletufinę kolonėlę. Gana, nes čia trumpinam, tai nebeužsilakstam. Nuo to čia sarduotas koldai pavadinimas – Žirgokalnis. Kalnai ant kalnų, ant tų kalnų, kalnai ir maži kalneliai, tenai Lietuva per amžius buvo. Kaip sako mūsų senoliai, kaip sako mūsų senoliai. Šitų kolnų supylas stipruolis milžinas Dijus, ar tai Dijokas. Geras buvo Dijokas žmonam. Milajus jos padavė vis vargus vargt, apie nelojimus ir užpuolimus per spadavis. Ale visada atsirundo blogųjų, kad ir nemago Dijoko. Ir žinojo, kad jų žustadu, kai bus nukirstas joms skirtas mėdis. Taigi tie blogiai ir nukirto jo medį ir milžinas žuvo. Tai po jo mirties ant kolno Roganas naktim šoka savo šokius. O jaunimas darydavęs vakaruškas.
Ir šokdami ryčiuojamės nusilenkimui. Ane, gražiai? Gerai. Elementorius mus žiūrėjo, mum paploja ir vėl viskas bus iš pradžių. Ane, nusilenkiam patenkinti, elementorius mus žiūrėjo, dabar jie pasakos, vėl jūs ateinat, vėl žiūrit ir va šitaip va visą tą mums skirtą laiką mes taip pakaitom, jie pasakoja apie Vilnių, o mes bandom su Kairio gražių skrydžių po žalių tiltų, nuskristi į Skapiškį, Kupiškį ir pasakoti apie Kupiškį. Tai va tokia mūsų ta dainų šventės istorija.